Sveiki draugai, treneris Artūras, šiandieną darau kitokį video, žiūrim, kas jums patinka, žiūrim, kas traukia jūsų akį ir jeigu bus įdomu, parašykite, dar padarysiu apie kitas žvaigždės irgi. Taigi, šiandieną turim Jennifer Lopez, visi žinot, kaip jinai atrodo, tikrai 55 metų, begalės filmų suvaidinusi, labai daug šoka, dainuoja, žmogus pastatė save nuo nulio ir faktas, kad jinai labai gerai atrodo. Ir kaip jums atrodo, kodėl jinai gerai atrodo? Aišku, sakytų, tai jinai turi daug pinigų, tai jinai gali savo skirti privatų šefą, tai jinai gali skirti geriausias sporto salės namie ir panašiai, bet mes šiandieną ne apie tai. Mes puikiai suprantam, kad kiek įdėsi jėgų iš savęs, tiek tu gausi rezultato. Ir netgi, jeigu turi daug pinigų, bet nieko nedarai su savo kūnu, nesirūpini, irgi mes matom, kas vyksta. Žmonės anksti miršta, turi daug priklausomybių visokiausių ir panašiai. Tai šiandien padariau Jennifer Lopez nugaros treniruotę. Galbūt mums įdomu ir moteriams, kad nėra vyriškų ir moteriškų pratimų. Visi ir visos, kurie labai gerai atrodo, jie vis tiek daro treniruotės su svoriais. Net pavargsta gerklė nuo kalbėjimo. Reikia padaryti apšilimo pratimus prieš. Reikia kokios dainą pasileisti ir iš viso bus geriausiai. O, iškart geriau, judam. Labai smagu, kad ir žvaigždės rodo, kaip reikia daryti teisingai treniruotės. Tai visų pirma, aišku, yra apšilimo, tempimo, mobilumo pratimai. Juos naudoju jau 10 metų, pirmus keletą metų, aišku, kaip ir dauguma naujokų, to nedariau, tame nemačiau naudos, nes buvo tikslas tiesiog kuo greičiau viską padaryti, užsisportuoti, būti didesniam ir taip toliau, bet praėjo vos 2-3 metai ir supratau, kad reikia vis dėlto daryti tempimus, reikia prasitempti gerai, nes kūnas būna daug geriau pasiruošęs ir labai gerą pavyzdį parodė tokie, vadinkim, kačiokai, kurie labai nelankstus, kurių kūnas pastoviai skausme. Tai tempimo pratimai, chebrytė, žinokit, kad vienas geriausių pratimų yra ilgaamžiškumai ir jūsų sveikatai. Būtinai volelį naudokime kiekvieną treniruotę, galite prieš, galite po, yra nuostabus dalykas, kainuoja vos 10 svarų, bet jį galite naudoti kiekvieną treniruotę. Pirmas pratimas yra hantelio trauka nuo žemės, tai yra bazinis pratimas, kaip ir taisyklė, reikia pradėti kiekvieną treniruotę nuo sunkiausių pratimų. Matome, mano tikslas yra nelankstyti ranką, o kuo daugiau traukti iš nugaros raumens. Labai puikiai pradžia, iš karto pasijautė geras raumenų pilnumas. Kad jau sporto salėje galvo pafilmuosiu, bet labai daug žmonių buvo, labai garsi muzika, dabar truputėlį nusiramino, galima pabandyti vėl. Antras pratimas bus vienas iš mano mėgstamiausių nugaros pratimų, jis tinka absoliučiai visiems. Darysiu štangos trauką, šitai bus paėmimas rankų, pakabinu ant pirštų, išsiriečiam, 1, 2, išsiriečiam, pasilenkiam gerai ir Labai gerai. Ir visai, kai darot kažkokias tai skirtingas treniruotės, ypač tie, kurie pažengia, patys žinot, kai darai kažką naujo, labai įdomiai, kuris jaučiasi. Tai arba iš vis nieko nesijaučia ir kažkaip keista, arba jaučiasi labai gerai. Tai jinai pataikys iš to. Tikiuosi, aš jos nenuliūdinsiu su šitais svoriais. Jennifer, jeigu stebi, tai nebėg. Na ir kaip matot, čia tikrai neprakaitas. Ir trečias pratimas yra lat pull down. Ir nugaros pratimas nuostabus. Gerai, šiandien nėra pati stipriausia diena mano gyvenime, bet, kaip ir sakiau, negalima nuvėlti Jennifer. Negalima. Labai smagu, kad vis tiek ta klasika jinai likus visuose pratimuose ir nesvarbu, ar tu esi superžvaigždė ar ne, tu darai tą patį. Ir treniruotė jau eina į pabaigą, dar liko 3 pratimai, tai padariau dar 3 pratimėlius po 3 setus, po 12-15 pakartojimų. Čia matote, darau labas rytas pratimą. Labai geras apatiniai nugarai. Ir ką, ant galo pristraukimai, pas ją buvo parašyta, kad pristraukimai su guma. Man išeina tokius daryti, bet tikrai galima pradedantiesiems arba moteriams daryti su guma.
Na ir ką, galo pasimavimas, visą laiką patikrinam formą, pasižiūrim, ką gero uždirbom per tą treniruotę ir keliaujam valgyti. Na ir ką, užbaigsiu šitą video 5 jos didžiausiais patarimais, ko jinai pati naudojasi. Ir čia būtų pagrindinis žodis ir būtų naudojasi, nes mes visi kaip ir žinome, ką daryti, mes galim kitam patarti, bet patys nelabai naudojam. Tai dar kartą priminimui tai, ką tikriausiai ir taip žinote. Tai pirmas dalykas būtų yra gerti vandenį. Tai ypač gerti daug vandens prieš treniruotę, nes tai padeda geresniems rezultatams ir dienos metu po truputėlį gerti vandenį. Jis negeria nei kofeino, nei alkoholio. Antras dalykas yra maistas, tai stengiasi valgyti kuo švaresnį maistą. Ir matot, kai aš sakau, atrodo, kad ir taip turėtų taip ir būti, taip kaip ir visiems aišku, bet svarbiausia yra tą daryti. Trečias dalykas būtų, jį treniruojasi 4, 5 ir 6 kartus per savaitę, tai 2-3 iš jų yra su svoriais, kiti 2-3 yra šokiai, joga, meditacija, eina labai daug dalykų. Ir vėlgi, iškart mintyse galima galvoti, oi, čia jinai turi daug laiko, jinai turi daug kažko. Mes visi turim 24 valandas ir mes jas pasirenkam, kaip daryti. Pasižiūrėkit pas save iPhone'e arba Samsung'e, parodo, kiek laiko mes praleidžiam social medijoje, scrollindami, žiūrėdami kažkokius tai video ir suprasite, kiek laiko turite. Ketvirtas dalykas, ką jinai labai prioritizuoja ir aš pats prioritizuoju ir visi žmonės, kuriuos matote, kurie gan gerai atrodo, vadinkime, jie turi labai savo stiprų jausmą, kada reikia pailsėti ir jie sau leidžia pailsėti. Tai aš jeigu jaučiuosi, kad esu nusilpęs, tai aš einu atsigulu, darau meditaciją, darau kvėpavimus arba stengiuosi įsijungiu Netflix ir tiesiog chillinu ir būnu ramybės būsenas. Ir aišku, pozityvus mąstymas. Jeigu mes apšnekinėjame žmonės dažnai, jeigu mes matome blogus dalykus, dažniausiai paprastos dienoje, taip, jeigu mes esam tokie negatyvūs žmonės, labai sunku tų dalykų visų laikytis, nes tiesiog mūsų galva netaip veikia. Ir paskutinis ir vienas irgi iš pačių svarbiausių visiškai pamatinių dalykų yra, kad rutina, o ne motyvacija. Tai jeigu aš kaip ir klientam ir sakau, jeigu tu pasakei, kad eisi 3 kartus į sporto salę, arba tau treneris pasakė, tai tu eini tos 3 kartus į salę. Ir tu eini sukandęs dantim, tau nelabai norisi, bet tu vis tiek eini. Taip žmonės pasiekia rezultatą. Netgi kai nėra noro, arba nėra nuotaikos, arba nėra motyvacijos, tu vis tiek savo esi pasakęs ir tu eini ir darai. Tai čia yra 5 pagrindiniai dalykai. Vanduo, sveikai maitintis, pozityviai mąstyti, treniruotis ir laikytis savo rutinos, nesvarbu kas. Tai gražios visiems dienos ir ką, ačiū, kad palaikot, judam.